Džiaugiuosi galėdama Jums pristatyti dar vieną Juliaus laimėtą bylą. Trumpai Jums pristatysiu, su kokia teisinė problema šįkart susidūrė Juliaus klientas. Pablogėjus kliento tėvui psichiniai sveikatai, senolis negalėjo pats pasirūpinti nei savimi, nei savo turtu. Kadangi senoliui reikėjo nuolatinės pagalbos tenkinant buitinius, medicininius ir higienos poreikius, klientas pradėjo tėvą prižiūrėti namuose ir išlaikyti tėvo nekilnojamą turtą. Sprendimas. Parengtas ir teismui pateiktas pareiškimas dėl neveiksnumo nustatymo, globėjo ir turto administratoriaus paskyrimo. Rezultatas. Teismas nustatė kliento tėvui neveiksnumą visų turtinių ir asmeninių neturtinių santykių srityse, bei klientą paskyrė tėvo globėjų ir jo turto administratoriumi. Jei kyla klausimų dėl neveiksnumo nustatymo, su Juliumi galite susisiekti telefonu arba elektroniniu paštu.